kai kurie jau žino, kai kuriems jau pasakoju apie insulto integruotos sveikatos priežiūrą, buvo pristatymas sveikatos apsaugos ministerijoje, pasirodyt, kaip mes dirbame, nes buvo klausimų, ar gerai, pasakysiu dėl ko. Tai kaip žinote, mes aptarnaujame Šiaulių regioną ir Mažeikių savivaldybės regioną. Mūsų regionas yra ypatingas tuo, kad mes neturime tarpinės stoties, visi ligoniai tiesiai pas mus atvažiuoja. Tai tas pas mus geriau ir yra tokia, kaip minėjau, kas ketvirtį turime sveikatos apsaugos ministerijai pranešti, kaip dirbame, ar gerai dirbame ir kokybės rodiklių reikalauja, tai yra kaip greitai užpildyta fastas ir kaip greitoji dirbat, kad jie turi pacientai būti pervežti nuo iškvietimo per mažiau negu valandą. Dėl to kartais nereikia pykti greitosios pagalbos, jeigu neužrašė kardiogramos ar neįvedė kateterio, tiesiog jie nori suspėti per valandą atvykti. Kas visų rodiklių nepristatysiu, pristatysiu tik tas, kas daugiau susijęs su skubia pagalba, ką mes galime padaryti, kaip mes dirbame ir ką gal galima padaryti geriau. Tai, žodžiu, 100% pacientų įtariamam su insultu turi būti atlikta KT ir tai turi būti atlikta per pusvalandį ir aprašyti ir įvertinta. Tas vadinamas do needle time, tai laikas, per kiek mes turime atlikti trombolizę, yra 60 minučių ir tai turėtų būti visiems pacientams, nors realiai gal mums tokių situacijų kol kas nebus, bet jeigu pacientai, kurie vartoja tiesiog nuakus vadinamus, netiesioginius antikoaguliantus, tai jiems būna kraujo tyrimus reikia padaryti ir kas realiai užtrunka valandą. Bet kol kas mes neturim tokios galimybės, tai realiai galime visus savo insultus nutrombolizuoti per valandą, jeigu išeina. Trombektomiją turėtumėm atlikti per 2 valandas, reabilitaciją neminėsiu, o ir dar pasižiūrėjimas hospitalinį mirštamumą. Tai tuos ir pristatysiu, kitų ne. Tai tik taip, čia lyginome šių metų pusmečio ir praeito metų duomenis. Tai čia praeito metų visų insulto klasterių ir insulto centrų rodikliai. Tai pacientų procentas, kuriems per 60 minučių buvo atlikta trombolizė, vidurkis buvo 79,4, RŠL, kaip matote, 83% buvo. Tai visai kaip ir neblogai, esame truputį virš šalies vidurkio. Praeitą pusmetį tas mėlynas stulpelis yra praeitų metų įdėtas, o visi kiti yra po 1, 2 ketvirčio ir pusmečio bendrai. Tai mūsų procentas yra pagerėjęs, dabar siekia 95 ir bendras rodiklis 90 beveik 4%, kaip matote. Ir visai nemažai atliekame mes trombolizių ir norėčiau paminėti DNT mūsų, kaip manote, realiai mes atliekame greičiau negu per valandą, realiai per pusvalandį, kas atitiktų platininį pusvalandį. Čia jau geras standartas. Greičiau gal ir galima, bet realiai tai čia, sakyčiau, labai geras rodiklis mūsų. Toliau trombektomija, tai vidurkis šalies buvo praeitais metais 66,4%, deja mūsų ligonė to vidurkio nepasiekė, buvo tik tai 34,6%, iš viso trombektomijų buvo praeitais metais atlikta 81 ir tik 28 suspėjo į tas 2 valandas, visi kiti likę laukia trombektomijos ilgiau negu 2 valandas. Šiais metais yra kiek geriau lyginant, mūsų vidurkis padidėjo iki 44%, bet vis dar nesiekė bent jau praeitų metų šalies vidurkio. Ir dar norėjom pasižiūrėti, koks yra mūsų procentas trombolizių, trombektomijų. Lietuvoje nėra tokio rodiklio siektino nacionaliniu lygiu, bet palyginau su šalies vidurkiu, pavyzdžiui, ir palyginau su Anglija. Anglijoje trombolizių siekis yra, kad 20% visų insultų būtų nutrombolizuota ir 5% tikisi, kad atliks jiems trombektomijas. Tai 24 metais šalies nacionaliniu vidurkiu buvo 21% pacientų nutrombolizuota. Mūsų, kaip matote, pirmo pusmečio rodikliai yra geresni nei nacionalinis, 31% nutrombolizuotų ir trombektomijų šalies buvo 18,9, tai mes praktiškai ir atitinkame šalies tą standartą. Visą laiką čia galima diskutuoti ilgainių, ar pas mus taip atliekama daug trombolizių, ar dėl to, kad mes gerai atrenkame, ar
šiaip be reikalo darom, tai sunku pasakyti, visko pasitaiko. Pas mus yra žinoma, kad nuo 1 iki 16% visų trombolizių bus insultų mimikai. Bet čia visam pasauliu tokie duomenys. Anksčiau visoje Lietuvoje mimikų nebūdavo, 100% būdavo teisingai, bet dabar supratom, kad realiai tai turim įvertinti tai, kad ne visi insultai buvo insultai. Ir pas mus, kol kas, aš žinau, mes žinau, per pirmą pusmetį gal būtų kokie 4, kurie iš tikrųjų pasitvirtino, kad nėra insultai. Tai buvo, sakykime, migrena, lėtinis smegenų išemijos pablogėjimas ir panašiai. Tai daliau mirštamumas praeitais metais, tai žodžiu, pažiūrėti, kaip ar nutrombolizavom, taikėm ir perfuzinį gydymą ir kaip toliau yra, ta priežiūra svarbu ir žiūrim pagal mirštamumą. Tai vidurkis nacionalinis 24 metais buvo apie 16% ir mūsų aršalas buvo, tip top, sakykime, vidurkį atitikome praeitais metais. Šįmet, mes negalime lyginti su kitom ligoninėm ir panašiai tą mirštamumą, bet realiai tai neblogesnis. Ir šiemet gal net geriau prižiūrėjome savo ligonius. Arba gal nebuvo tokie sunkus pacientai. Nes, sakykime, jeigu mes turime ligonį ir matom, kad tai bus bloga išeitis, kiti galvoja, kad jeigu išrašysiu slaugą, tai man ta mirtis nepriklausys, tai taip nėra. Abiem ligoninėm priskaito tą pačią mirtį. Tai neišeina sukčiauti. Kodėl mūsų rodikliai pagerėjo per pusmetį lyginant su praeitais metais, tai aš manau, kad pagrindinis faktorius yra greitosios skubios pagalbos dėka, dėl to, kad pradėjote fiksuoti tiksliau GMP atvykimo laiką, nes renkant duomenis, tai gali tam būna kartais žiūri, ką čia rašai, kada buvo užvesta istorija, bet dar nereiškia, kad buvo GMP atvykusi, bet automatiškai tas prailgina laiką, arba ten, kada buvo apžiūrėtas ligonis, kas šiaip ir yra netikslu, nes gal jisai buvo kurį laiką, dėl to visų labai gydytojų ir net slaugytojų prašysiu užfiksuoti, kada GMP atvyksta, nes tas yra labai svarbu mūsų rodikliams kokybės. Kitis pokyčiai, tai gal ne pokyčiai, bet tiesiog yra glaudus bendradarbiavimas su jūsų komanda ir kuo daugiau dirbama, tuo daugiau gaunama patirties bei pasitikėjimo priimant sprendimus.